Antakiai iš esmės labai svarbus dalykas ir per antakius perteikiama emocija žmogus. Kiek gręžt varžtus į galvą, tai irgi šiokia tokia rizika, matydamas tuos visus neigiamus dalykus, sustojau. Dalis išsigąsta, dalis ne, bet geriau tą pamatyti, bet tos siūlės jos antrą parą yra ištraukiamas. Minėjot varžtus galvoj, kai kalbėjote apie endoskopinį antakių pakelimą. Tai gliding brow lift jokių varžtų nenaudojam. Mano anestezistai Monikai visai, kai mes darydom tas endoskopinės, tas garsas, kai instrumentas liečia kaukolę, tas toks skrebenimas, sakė, man tiesiog eina per kūną. Gydytojų, Lietuvoje esate pradininkas mažiau invazyvios ir pačios naujausios gliding brow lift antakių pakelimo technikos. Kas tas gliding brow lift? Dažnai vadinamas tiesiog trumpiniu GBL. Mes tą metodiką pradėjom naudot 2018 metais. Tai dabar kartais būna šiek tiek keista girdėti, kad pacientai sako, norėčiau sužinoti apie tą naują metodiką, tą naujieną. Tai skautai naujienai jau yra beveik 7 metai. Pakankamai ilgas tarpas. Ši metodika atsirado dėl poreikio geros metodikos antakių pakelimui. Dėl to, kad tas endoskopinis būdas, kuris ir iki šiol yra naudojamas, jisai veikia, jisai patikimas, su juo viskas kaip ir tvarkoja, bet jis turi nemažai minusų, kurių kartais pacientai taip arba nelabai nori girdėti, arba apie juos sužino tik po operacijos. Tai pagrindiniai minusai yra tie, kad tai yra labiau invazyvi metodika, jai atlikti reikalingi ilgesni randai, jie yra atliekami plaukuotoje galvos daly ir jie kaip taisyklė išplinka. Ir tie plaukai, realiai kaip ir nebeataugas. Turbūt visi žinot, esat matę, tarkim, lengviau pastebima vyrams, tarkim, jeigu yra trumpi plaukai, kad kartais šviečia buvę randai galvos. Tai panašiai yra ir su šia metodika. Kitas dalykas, reikia gręžti varžtus į galvą, tai irgi šiokia tokia rizika, išsukus tuos varžtus po 12 dienų vis tiek lieka duobės ir jos lieka realiai visą gyvenimą. Ir toks neigiamas dalykas yra tas, kad ši metodika duoda gana nenatūralius rezultatus. Žmonės dažnai sako, kad pasikeitė žvilgsnis, jis toks nei nustebęs, nei toks nesuprasi, ką jisai sako, tas žmogus. Tai aš ilgai galvojau ir man toks labai tinkamas žodis yra paklaikęs. Nes jis taip nesupranti emocijos, nes antakiai iš esmės labai svarbus dalykas ir per antakius perteikiama emocija žmogaus. Tai šitas dalykas yra turbūt nemažiau svarbus negu liekantis randai galvos plaukuotai daly ir kad jų yra daug. Matydamas tuos visus neigiamus dalykus, sustojau, nes tu kiekvieną metodiką, tu matai, kiek jinai pasiteisina, kiek jinai duoda gero ir tas tie negatyvūs dalykai bent jau man nusvėrė į tą pusę, kad galbūt verta sustoti. Ir mes su tą metodiką tokią padarėm pauzę iki 18 metų. Ir kadangi tas poreikis antakių korekcijos vis tiek yra gana didelis, tai gal dėl to mes taip gana anksti startavom su ją. Aš tą metodiką pamačiau vienam kongrese ir man pasirodė, kad tikrai daug pliusų ir daug žadanti. Ir taip po truputėlį, besikonsultuojant su iš tikrųjų tas metodikos pradininku, tai gal įdomu paminėti, pradininkas yra, čia nežinau teisingai ištarsiu pavardę ar ne, yra Ozan Sozer, jisai turkų kilmės amerikietis plastikos chirurgas. Tai jis vienas iš pradininkų, kuris ją turbūt labai stipriai išpopuliarino. Tai pirmus dalykus aš šiek tiek su juo konsultavausi ir karts nuo karto susitinkam kongresuose, labai malonus žmogus ir dabar paskutinį kartą, kai buvau Kartaginai, tai davė dar vieną tokį gerą tipsą.
kurį jis irgi per tuos visus metus išsitobulino ir sako, ar dabar radau dar vieną dalyką, tai apie tokį paslėptą siūliuką antakyje, kurio šiaip nieks nemini pranešimuose, bet mes jo kol kas nedarom. Kodėl? Nes kažkaip viskas ir be to siūliuko manau, kad gerai gaunasi. Tai gal jeigu matysim poreikį, tai turiu kišenį dar vieną tokį kozirį, bet kol kas mes jį pasidėję lentyną. Tai. Būsi dar vieno dalyko pradininkas tada. Tai čia toks pradininkas savam kieme. Tai va. Tai mes tą metodiką pradėjom gana anksti taikyti, nes tikrai buvo poreikis ir mes pradėjom ją taikyti antakių asimetrijoms. Ypatingai, kai vienas antakis yra žemiau už kitą, nes tuo metu mes sprendimų daug neturėjome, mes praktiškai spręsdam tą su chirurginiais siūlais, kas nėra pakankamai patikima, labai varijuoja rezultatai, vieniems labai gerai, kitiems visai to efekto daug ir nėra. Aišku, su antakiais esam tikrai praėję ir tos tiesioginės ekscizijos, tą visą būdą, kai yra tiesiog pjūvis yra virš antakio ir išpjaunamas gabalas odos ir antakis yra pakeliamas tiesiogiai, bet tą dažniausiai taikydom tik tai sunkiose situacijose, kai yra vyresnio amžiaus pacientai, kai yra veido paralyžius, pavyzdžiui. Tai mes tų būdų jau visus išbandėm iki to ir pradėjom nuo šito mažai invazyvaus, būtent antakių asimetrijoms, dėl to, kad, realiai, nėra ką labai daug praras, jeigu nepasiteisins, tai tas antakis, tiesiog nepakils tiek, kiek nori, bet pamatėm, kad tikrai pakyla ir tikrai gerai tą kontroliuoti galima. Tai po pirmų metų tokių atsargių bandymų su asimetrija mes jau perėjom prie normalių tų atvejų. Minėjot varžtus galvoj, kai kalbėjote apie endoskopinį antakių pakelimą. Tai gliding brow lift jokių varžtų nenaudojam. Kaip pakyla tie antakiai tada, kur ta paslaptis? Jo, tai tas pavadinimas, tas gliding žodis, jis lietuviškai, jeigu išvertus, reiškia slystantis. Tai kažkuria prasme ir tas endoskopinis gal yra slystantis, nes ten yra audiniai atidalinami nuo kaukolės kaulo. Skamba taip, gal baisokai, iš tikrųjų ten ta plokštuma yra pakankamai gera, nes ten nėra daug kraujagyslių, ten nieks nekraujuoja, yra gana geras matomumas. Tarkim, mano anestezistai Monikai visai, kai mes darydom tas endoskopinės, tas garsas, kai instrumentas liečia kaukolę, tas toksai skrebenimas, sako, man tiesiog eina per kūną. Negalėdavo tą girdėti, bet taip jos ir vyksta. Tai tos endoskopinės, tarkim, principas yra tas, kad mes atsidalinam visą kaktą nuo kaulo ir ją užkeldami fiksuojame dviem varžtais viršugalvyje, ant kurių ir laikosi tas tempimas. Tai kažkuria prasme ta nauja metodika irgi yra panaši, bet jos atveju audiniai yra atidalinami poodžio lygyje, tai žodžiu aukščiau. Ir tai savaime duoda mažiau traumos ir reikia mažesnių pjūvių. Mums šiai metodikai užtenka 2 pjūvelių po 3 mm, kurie yra visiškai palei plaukų liniją ir aš turiu dabar tokį kaip sportinį interesą, aš kiekvieną grįžtantį pacientą vis dar stengiuosi surasti tą randelį, toks kaip žaidimas yra. Tai tikrai labai retai matau, kartais net susisutę žiūrim ir aš žinau vietą, aš galiu padėti pirštą, kuris yra ir mes bandom jį žiūrėti ir jo nėra. Ir jo visiškai užtenka. O patys audiniai 2 parom yra fiksuojami tokiomis pavienėmis siūlėmis. Atrodo tas vaizdas, gan, taip, nestandartiškai. Kalbam apie kaktoje esančias siūlės. Jo. Tai atrodo, tai pripažinkim, gal gana šiurpiai. Ja, tai mes esame įkėlę apie save į Instagram, man atrodo, kad žmonės šiek tiek susipažintų, tai dalis išsigąsta, dalis ne, bet geriau tą pamatyti, bet tos siūlės jos antrą parą yra ištraukiamos.
Kodėl taip anksti? Todėl, kad norim, kad neliktų jokių žymių, nes jeigu siūlės laikyti savaitę ar ten ilgiau, tai jos gali palikti brūkšnelius tokius. Tai ir dar kas svarbu pasakyti pacientam, kad kai jie mato nuotrauką, dažnam pacientui atrodo, kad čia yra pjūviai, kad čia yra labai daug pjūvių kaktoje. Tai ten nėra nei vieno pjūvio, ten yra tiesiog siūlo įdūrimas. Ir tų siūlų po 2 dienų nelieka, bet audiniai jie prilimpa naujoje vietoje, žinodami, kad gali takot rezultatą, tarkim, miego įpročiai, ar jeigu pacientas ranką nori priliesti prie kaktos, tai mes dar klijuojam tokiais pleistrais, bent jau 2 savaitėm, kad tą rezultatą palaikyti. Tai varžtų čia tikrai nėra ir jų nereikia. Ir kas labai svarbu, tai yra tai, kad nėra tų didelių pjūvių smilkiniuose po 4 cm, kurie, kaip minėjau, išplinka. Ir turbūt dar pats svarbiausias dalykas, kad šitą metodiką mes tikrai gaunam labai natūralius rezultatus. Tie antakiai atrodo visiškai organiškai ten, kur jie turėtų būti ir tas žmogus neturi to žvilgsnio keisto. Tai čia labai svarbus dalykas. Ar visais atvejais tinka GBL-as? Ar visgi... Pavyzdžiui, amžius ar svarbu? Praktiškai visais, bent jau kiek mes susidurėm, aš gal išskirčiau vieną grupę pacientų, kurie, ypač vyrus, tarkim, kurie turi labai labai sunkią kaktą ir kurie turi didelį odos perteklių centriniai daly tarp antakių, jeigu įsivaizduojat, būna net tokios raukšlės sukritusios. Tai šita metodika, aš sakyčiau, gal nėra pati geriausia antakių centrą pakelt ir tas endoskopinis, jisai galbūt būtų tvirtesnis šitoje zonoje, nes endoskopinio būtent tas pakelimas, jis labai stiprus yra centriniai dalį, nes būtent varžtai yra per centrą. O išoriai, pavyzdžiui, endoskopinis, nes ko dažniausiai nori, tai nori antakių išorės pakelimo. Tai vietai tas stiprumas jis nėra labai didelis endoskopinio. O tas gliding liftas jisai būtent koncentruojasi į antakio centrą ir išorinę dalį. Tai atsakant tą klausimą, turbūt, jeigu tarp antakių yra daug to audinių susmukimų ir tokios masyvios raukšlės, tai gal tada reikėtų galvoti apie endoskopinę. Bet jeigu reiktų, darytumėte ir endoskopinę? Ar visiškai atsisakėt šito? Pastaruoju metu iš tikrųjų atsisakėm, nes tie pacientai, kur yra tos gilios raukšlės, tai iš esmės retas atvejis yra labai. Tai jeigu ateina 60 plus moteris, GBL-as puikiai tinka? Taip. Vertinam visai, kad antakių padėtį, vertinam vokų situaciją, vertinam kaktos aukštį. Tai tarkim dar toks vienas niuansas, tas gliding brow liftas, jisai techniškai tampa sudėtingas, kai žmonės turi labai siaurą kaktą. Tiesiog nėra eigos antakių pakelimui pakankamai tos vietos. Aišku, galima eiti plaukus jau, bet yra tokių, bet tie atvejai labai labai paribiniai yra. Ir kaip bebūtų, mes vis tiek darom, tik tai tada perspėjom pacientus, kad mes, sakom, jūsų atveju, tarkim, tų antakių labai aukštai neužkelsim, neišeina. Ar efektas ilgalaikis? Čia visai, kai medicinoje toks sunkus dalykas yra, kad tiksliai atsakyti, mes turim tikrai turėti tyrimus. Ilgai stebėti, tarkim, kai buvo lyginamas tam veido tempimo, tam tikros operacijos, tai buvo stebima, tarkim, pacientai 10 metų. Ir buvo net įdomus toks atvejis, buvo operuotos dvynės ir vienai buvo vienas metodas darytas, kitai kitas. Ir po 10 metų visi žiūrėjo, stebėjo ir diskutavo, kaip tas. Tai žinant, kad tam pačiam metodui yra iki 10 metų, jis, man atrodo, jo tokios užuomazgos ten gal buvo 16-15, jis gimė tokių keistų kelių, kai vienas plastikos chirurgas iš Brazilijos, jisai pradėjo taikyti veido tempimam tokias hemostatinės siūlės, vadinasi hemostatic net angliškai, ir kad neprikraujuotų audinėmis, tokias susiūdavo siūlės ir pastebėjo, kad labai pasitempė audiniai gerai. Ir tada pasigavę kiti chirurgai tą idėją perėjo prie kaktos.
Tai tą metodai nėra dar tiek daug laiko, bet mes, tarkim, turim atvejus ir 18 metų, ir 19, tai jie antakyje laikos ir kas labai įdomu, mes tuos turim asimetrijos atvejus, nes mes nuo jų pradėjom. Tai mes tos pacientus atsikviečiam kartais, jie šiaip ateina injekcijom ar dar kažkam ir mes tos antakius vertinam ir mes vis dar turim tam pačiam aukštyje abu antakius. Tai taip, antakiai su metais jie gali sėst natūraliai, bet nuo 18 metų jisai stabiliai laikosi ten, kur turėtų būti. Pakartotinai daro žmonės iš tos operacijos. Štai man 45 pasidariau, matau, kad 58 gyvenimo metais jau antakiai nebe vietoj. Mes pakartotinių kol kas tokių kaip ir dar neatėjo iki mūsų. Nu vėl, tai ką tai reiškia, kad gal tas efektas jisai laikosi. Turim kelis atvejus, kur iš tikrųjų labai, tarkim, sunkiai pasikėlė ten, ir gal nepasikėlė tiek, kiek norėjom, tai tie būtent atvejai yra labai tokie sunkus kaktos audiniai, kai kakta yra labai siaura. Tuos mes pacientus turim, bet kol kas mes jam nekartojam dar šitos operacijos. Tai tokių pakartojam kol kas neturim. Jeigu metodas mažiau invazyvus, tai matyti ir gydymas lengvesnis. Aš taip įsivaizduočiau. Lengvesnis, manau, mažiau mėlynių, mažiau tinimo, bet, tarkim, sakyčiau, panašusis kaip endoskopinis, jis gal ten kažko stipriai neišsiskiria. Ar dažnai šiaip tenka atlikti antakių pakelimą GBL metodu? Labai dažnai, pas mus net per dieną būna po kelias operacijas. Tai tarkim, pirmadienį bus 4 virštiniai vokai ir 2 iš jų su GBL-ais. Tai tikrai dažnas dalykas yra, mes tai džiaugiamės iš tikrųjų, kad atsirado būdas, kur mes galim spręsti problemą be tų labai didelių šalutinių dalykų, nes buvo tas periodas, kaip minėjau, nuo 14 iki 18, kur mes tokie nelabai ką galėjom padėti tenais. Užsiminėt, kad laukia ir vokų operacijos viršutinių ir antakių pakelimas. Tai kartais gal tiesiog neužtenka vien pašalinti perteklinę vokų odą, kad būtų tas žvilgsnis toks atviras ir jaunesnis įvaizdis? Mes, ką paminėti, turbūt svarbu, kad mes dėl antakių pakelimo vis dar stengiamės būti tokie tikrai konservatyvūs. Iš tikrųjų, nesiūlom pacientam, nebandom įtikinti, bet kartais tos situacijos labai klasikinės yra ir pabandysiu gal kažkiek papasakoti žmonėm, kad jie įsivaizduotų. Tai klasikinė situacija. Ateina pacientė dėl virštinių vokų operacijos. Ir taip, to pertekliaus vokuose yra. Ir mes, kai pradedam kalbėti, paprašau užsimerkti. Ir pirmas toksai tipinis dalykas, kad užsimerkus antakiai nusėda žemyn, nes atsipalaiduoja kakta. Ir tą pamačius aš jau iš karto pradedu galvoti, kad kažkuria prasme antakiai jau čia žaidžia. Ir tada mes paprašom atsimerkti. Jeigu aš matau, kad antakiai šokteli viršų ir atsimerkus jau dirba kakta ir antakius kelia, tai bandom pacientam paaiškinti, kad jie, matydami savo veidrodyje, jie mato nelabai tikrą vaizdą. Jie mato su truputėlį pakeltais antakiais ir jie tą priema kaip natūralų savo atvaizdą. Ir kas dažniausiai būna, jeigu mes tik tai planuojam vokų operaciją, po šitos operacijos antakiai pasėda žemyn. Atrodo toks, tai kaip čia dabar gali antakiai pasėsti žemyn. Ir netgi visuomenė yra netgi geras paaiškinimas, mitas, ir man tą pacientai daug kartų sakė, jie, pavyzdžiui, ateina po operacijos kažkokio kliniko ir sako, man vokus išoperavo, bet antakiai nusmuko, sako, tai turbūt daktaras per daug išpjovė odos. Tai sakau, turbūt, kad nesakau, nes jeigu jums būtų per daug tos odos pašalinta, tai jūs tiesiog neužsimerktumėt. Bet jūs užsimerkėt, o antakiai yra žemai. Tai kodėl jie yra žemai? O jie yra žemai dėl to, kad pacientai, dėl to, kad jiem atsiranda komfortas periorbitaliniai zonai, nes čia nebėra tos svorio, kuris trukdydavo atmertą akį, jie bandydami savo padėti nebekelia tų antakių. Ir antakiai nusėda į tą tikrą padėtį, kur jie ir turėtų būti,
ir jie tą staiga pamato. Ir tada yra nusivylimas. Nes, ėjo dėl vokų operacijos, ėjo, kad būtų sveikiau, kad būtų gražiau, o finale gaunasi, kad tas veidrodį matomas vaizdas, jis yra net blogesnis iš tikrųjų, nes antakiai labai, labai stipriai keičia tą visą veido geometriją ir emociją. Tai aš pacientam visai, kas sakau, mes tą paaiškinam ir sakau, padarykit paprastą eksperimentą. Paimkit namuose telefoną, įjunkit filmavimą ir užsimerkit, atpalaiduokit kaktą ir stebėkit, ar antakiai pasėdo žemyn. Tada atsimerkit ir pastebėkit, ar antakiai pašoko į viršų. Ir jeigu antakiai juda, tai sakau, jūs įsivaizduokit, kad po vokų operacijos antakiai bus užsimerkimo fazėje, jie bus žemiau šiek tiek. Ir kai pacientai tą patys pamato, patys supranta, tai tada jie supranta visą tuos argumentus, kam to reikia. Ir dėl tų antakių mums, sakau, niekad nereikia kažkaip nei čia siūlyti, nei čia kalbinti. Tai dažniausiai matyti ir sutinka su gydytojo nuomonė, ir vis tiek bando paprieštarauti, įtikinti, ne, man užteks tik vokų. Tai labai gerai, tai mes jeigu užtenka vokų, tai ir užtenka tų vokų, tai, bet ne vienas po vokų grįžta kartuot antakių paskui. Ir kadangi tada vis tiek gaunasi 2 operacijos, mes sakom, jeigu jau yra ta bėda, tai gal geriau tą spręsti iš karto. Kai kurie pacientai sako, kai žiūriu savo veidrodyje, tai man viskas patinka, antakiai aukštai, viskas gerai, bet aš nuotraukose, visai kitaip atrodo, ir mano tie antakiai visai ne toj vietoj. Tai sakau, mes tai irgi aiškinam, jūs kai žiūrite veidrodžius, gal nevalingai, gal specialiai tiek pakeliat, nes jūs taip savo labiau patinkat. O nuotraukų jūs savęs, kadangi nematot, jūs pamatot tik tai po fakto. Tai gyvenime dažnai tie žmonės irgi vaikšto su tais antakiai žemiau, bet jie veidrodyje mato savo netikrą tą vaizdą. Tai svarbiausia, šitos situacijose svarbiausia tiesiog savo atsakyti ir suprast. Nes ne visiemgi tas pats metodas yra tinkamas, ne visiems reikia visų operacijų. Apskritai, čia irgi galbūt svarbus dalykas yra, dalis pacientų kreipiasi dėl vokų ir dėl antakių dėl to, kad jiem iš tikrųjų kelia labai didelį diskomfortą. Jam yra sunku dirbti, jie pavargsta, į antrą dienos pusę aš tiesiog bandau kelt kaktą, man sako, ta kakta skauda daliai dėl tų pertemptų raumenų. Yra migrenos priepuoliai, nes migrenos vienas iš pradžios elementų yra tiesiog įtampa raumenų. Tai dalis kreipiasi tiesiog vos ne dėl medicininių indikacijų, ne tiek dėl grožio. Bet jeigu vokus galim pasikelti ir atliekant vietinę nejautrą, įtariu, antakių pakelimas atliekamas bendroje nejautroje. Taip. Turim kelias savo pacientės, kurios taip labai prašosi, sako, aš ir vaikus gimdžiau ir viską, ir čia aš pakentėsiu, bet kakta tikrai yra gana jautri zona ir tikrai antakiam reikia bendros nejautros. Tai taip, vokam užtenka vietinės, jeigu tai yra su antakiais, tai yra su bendra nejautra. Ar ilga operacija? Apie valandą. Tai čia turbūt skaitosi neilga. Iš tikrųjų tai taip, nes vokai užtrunka apie pusvalandį, antakiai 30-40 minučių maždaug yra. Ir po šios operacijos mes tą pačią dieną paleidžiam į namus. Dalyvaujat tarptautinėse susibūrimuose žinomiausių plastikos chirurgų visame pasaulyje. Ar galim sakyti, kad Gliding Brow Lift technika yra atliekama geriausiose pasaulio klinikose? Tai pirmaujanti technika. Dabar, sakyčiau, tas lūžio taškas jau įvykęs, nes buvo įdomus toks dalykas, nes kai ta metodika atsirado, jinai atsirado tokiam teoriniam lygyje, pranešimų lygyje ir tada kai kurie gydytojai taip pamatė, kad tai vertas dėmesio dalykas ir turbūt pradėjo taikyti. Bet visi norėjo tokio kažkokio racionalaus atsakymo, ar tai verta tęsti ar ne, ir tada atėjo pandemija. Ir kiek atsimenu, turėjo būti kongresas, man atrodo, Vienoje, tada jį vis nukėlė, tada kitus metus.
Ir pradžiai visi tikėjosi, kad tame kongrese taip ateis rimti chirurgai ir pasakys, taip, tai verta daryti arba neverta. Ir tas dalykas paskui, kadangi vis atkėlė tą kongresą, jis taip nuslydo kažkur, kad kai jau vėl buvo kongresas, tai visi taip sakė, nu taigi čia ir taip aišku. Tai žodžiu, šitas dalykas jis labai greitai įėjo į tą visą praktiką ir dabar dėl to nieks nebejoja. Yra tik tiek, kad aš kaip Kolumbijoje buvau praeitais metais kongrese, tai ta metodika, jinai kažkuria prasme atranda dar, plečiasi, žodžiu, atsiranda jos kaip variacijos, kad išsiplečia į veido tą viršutinę išorinę dalį, kad ten gana drąsiai jie atsidalina irgi kelią, kad kelia vos ne vidurinį veidą, tai jinai, žodžiu, dėl kaktos viskas aišku, bet jinai plečiasi į kitas veido zonas. Gliding techniką galima atlikti ne tik keliant antakius. Gerai supratau. Taip, tai dabar naujos modifikacijos įtraukia ir tą zoną nuo akies kampo link smilkinio. Čia skruostam timtelėti viršų. Kažkiek skruostam, kažkiek patempia vidurinį veidą, o nepaslaptis mes tą gliding metodiką naudojam kaklo tempimui irgi nemažai metų. Ir tai tikrai pasiteisina, ypač tais atvejais, kai pacientai ateina su gana masyviais audiniais apatinį veido daly ir prašo riebalų nusiurbimo. Ir tam, kad nesukristų oda ir kad nebūtų jos perteklius, mes tą tokį gliding modifikaciją darom būtent užausios ryčiai. Ir tas tikrai pasiteisina. Tai yra, manau, dar viena šaka, kur tas metodas turbūt plėsis toliau. Ar yra kažkokia alternatyva pakelti antakiams be operacijos? Minėjot šiaip siūlus, bet injekcijų pagalba. Ar ten įrenginiai, kaip HIFU ir panašiai? Jo, su siūlais mes turim tikrai ilgą patirtį ir antakių zonai jie veikia. Gal minusai yra tie, kad tas efektas jisai nėra labai ilgalaikis. Ir dar vienas dalykas, kad labai varijuoja tas pakelimo, tas rezultatas tarp pacientų. Kartais mes patys jaučiam, kad veriant siūlus, tas siūlas jisai nesikabina į audinius. Jis tai tiesiog slysta ir tie jo šereliai, žodžiu, neįsiremia į jį. Ką tai reiškia, kad tas siūlas nelabai gali ir pakelt. Ir čia yra tos abejonės kartais išlieka. Dabar su botulino toksinu iš esmės antakių pakelimas kai kuriem pacientam veikia, bet jisai veikia grinai dėl raumenų tokios balanso. Tai galiu trumpai tą paaiškinti. Čia pas mus kasdien mes su tuo, kadangi dirbam, tai mes leisdami botoksą, mes iš esmės visą laiką šiek tiek galvom apie antakius. Ką reikia žinot, kad antakius kelia raumuo kaktos, kuris daro tuo pačiu raukšlės. Tai dažnai pacientai, jie nori lygios kaktos, tai jie prašo botokso kaktai, kad tai ar į kaktą galima leisti? Galima leisti, bet su kakta reikia visai atsargiai ir reikia suleisti taip, kad kakta jinai bent šiek tiek judesi turėtų į viršų, nes kitaip antakiai nebetenka vienintelės jėgos, kuri kelia juos, nes visa kita veikia prieš, pavyzdžiui, kaip gravitacija ir kitos raumenų grupės. Tai tarkim, yra centrinė tarp antakių dalis, kai mes raukiam, tai antakis važiuoja žemyn. Lygiai taip pat, kai mes merkiam akį, antakis irgi smunka žemyn. Tai faktiškai, norint, kad antakis kažkiek pasikeltų, mes turim gana stipriai blokuoti trapuokio zoną ir tuos vadinamas tas antestas kojytės, nežinau kaip ten. Žąsų kojelės. Šitą zonas turim pakankamai patikimai blokuoti tam, kad išlikusi jėga antakių šiek tiek jos kilsteltų į viršų ir tai veikia, iš esmės. Ne visiems vienodai, kaip sužinot, iš esmės reikia pabandyti, nes nepabandžius sunku tą pasakyti. Tai šiaip stipriai atjaunėja moteris po antakių pakelimo. Bent jau kaip jos ateina jums išsakyti padėkos ar pasidžiaugti.
Tie rezultatai antakių ir vokų operacijų, kai mes pradėjom daryti kartu, jie iš tikrųjų labai kitos kokybės pradėjom matyti tos rezultatus iš tikrųjų, nes vien vokų sritį išspręsti tai yra vienas dalykas, bet, kaip minėjau, antakiai jie ne tik keičia tą visą veido geometriją, nes pagal jų padėtį labai, tie veido trečdaliai dalinasi, bet kartu tas pakelimas ir atveria akies išorinę tą dalį, tą orbitą ir iš tikrųjų tie rezultatai labai pasikeitė į gerą pusę. Dar dėl kitų metodų, neinvazyvių, nes iš tikrųjų kai kurie pacientai sako, aš skalpelio bijau, kad ir įdūrimas, bet vis tiek tai yra operacija. Tai vienas iš metodų lengvesniais atvejais yra eksilio procedūros. Jisai praėjęs daug tyrimų ir Amerikoje yra būtent sertifikuotas antakių pakelimui. Kada jis padeda? Mes matom tą teigiamą efektą tada, kai kakta yra pakankamai aukšta, kai oda jinai gali reaguoti į tas procedūras ir tas efektas jis tikrai yra, bet aišku, jisai tinka lengvesniam atvejam. Pacientus visada neramina ir komplikacijos, visgi tai yra intervencija žmogaus organizmo į kūną. Kas gali nutikti tokio baisiausio ar dažniausiai pasitaiko po antakių pakalimo JBL metodu? Bendrai paėmus tai yra saugi metodika, nes ta invazija yra maža. Visai pacientam klausimai yra, tai kaip čia jūs atkeliat audinius, o tai kaip jų kraujotaka, kaip jie lieka gyvi. Bet mes juos atkeliam taip, kad tas kraujagyslių tinklas lieka, jis yra nenutraukiamas. Ir kas yra įdomu, kai mes tas metodikas darom, mes darom tokiais kaip virbalais, jie yra buki. Žodžiu, jie praeidami, jie nepažeidžia gyslų ir mums net nekraujuoja. Tai tas audinių gyvybingumas jisai lieka ir tas labai svarbu. Dabar iš tokių, ką mes esam patys matę, nes tikrai toj srity mes jau tos patirties nemažai turim. Tai esam matę keliom pacientėm, kad buvo tokios, kurį laiką po siūlų ištraukimo matėsi tokios kaip dūrių žymelės. Viena iš pacienčių tai gyvena Tenerifėje, aš kažkaip įtarčiau, kad galbūt tos saulės poveikis jisai turėjo per ankstyvas šitoje vietoje įtakos. Bet kitai pacientai irgi tas buvo ir dar kitas dalykas, aš mačiau, kad tas labiau yra būdinga pacientam, kurie turi storesnę riebesnę odą ir tokio galbūt tamsesnio gymio. Iš tokių pastebėjimų. Bet tai praeina savaime, yra geras dalykas ir iš krikštatėvių šitų metodų aš dabar praeitais metais bekalbant sužinau vieną dalyką, kad jie irgi tą turi, irgi tą mato. Ir jeigu yra kažkokių žymelių, tai paprastai užtenka peelingo su retinoliu. Netgi užtenka teptis kremų, kuris turi retinolį ir ta oda paskatinamas, jos yra atsinaujinimas ir ta prasme tas pigmentinis sluoksnis, jisai nusilupa ir nebelieka problemų. Tai kas gali dar būti? Kartais gali būti antakių formos asimetrijos, nes, kaip minėjau, mes tuos siūlus ištraukiam po 2 parų ir pacientai eina gyventi savo gyvenimą ir tu nežinai nei kaip jie miega, ar jie remiasi ar nesiremia, tai mes jau tą labai perspėjom. Bet realybė dėl tos asimetrijos kažkaip irgi didelės bėdos neturim, bet jeigu reikėtų, per pirmąsias savaitės dar būtų galima, jeigu, tarkim, vienas antakis yra žemiau, tai galima kitą atmasažuoti žemyn. Galima tą padaryti, jeigu reikėtų. Kur dar susiduriam? Kartais būna antakiai tiesiog užpiešti, taip kaip šovė galvą. Tai kai jie yra žemiau, tai tarkim mes gal tos asimetrijos labai stipriai nematom, bet žodžiu, kai tie antakiai pasikelia, tai labai išryškėja tie formos skirtumai, kai vienas antakis su tokiu kaip lankeliu, kitas truputėlį ten
tokiu žuvėdrų sparneliu ir per žmogų iš esmės gaunasi skirtingos tos, tokio, to braižuoti antakį. Tai mes šitoje vietoje nelabai ką galim padaryti, reikia tą, žodžiu, antakį perpiešti. Čia mes kalbame apie permanentinį makiažą? Jo, tas būna tada, kai jisai būna darytas. O jis dažnai dabar turbūt pasitaiko. Jo, ir jisai būna kartais taip taikantis prie situacijos, nes tarkim vienas antakis yra žemiau, kitas aukščiau, tai matyt bando taikytis ir gaunasi, kad išsipiešia vienas vienaip, kitas kitaip. Tai su to irgi kartais susiduriam. Žalingi įpročiai. Nėra gerai, ypač rūkimas. Tai yra, čia tikrai labai geras klausimas, nes tai yra operacija, kur iš esmės ta yra svarbi audinių kraujotaka. Tai kas planuoja šią operaciją, tai ir būtų rekomenduojama mesti rūkyti bent jau 3 mėnesius iki operacijos arba tą labai stipriai sumažinti. Kodėl 3 mėnesiai? Dėl to, kad eritrocitas gyvena apie 120 dienų, tai taip grubiai jisai per 120 dienų yra atnaujinamas, tai paskaičiuota, kad 3 mėnesiai yra toks pakankamas laiko tarpas, kad atsinaujintų didžioji dalis eritrocitų. Atsiprašau, eritrocitai yra? Čia yra kraujo ląstelės, kurios turi hemoglobiną ir kurios neša deguonį, jaudinius. Tai tas deguonis, jisai, jeigu hemoglobinas yra rūkančio žmogaus, tai jis yra kaip ir užkimštas tos jo galimybės pernešti deguonį ir jisai negali tą efektyviai daryti tiek, kiek reikia. Tai šitie dalykai ypatingai svarbus yra tos operacijos, kai veido tempimas, ar ten kažkokio pilvo plastikos, ar ten šlaunų pakelimai, ten, kur yra kalba apie didelius plotus atidalintų audinių, krūtų pakelimai taip pat. Tai čia realiai galioja visoms joms. Tai 3 mėnesiai prieš operaciją, bet matyti ir po operacijos gal svarbu negrįžti prie to bent kurį laiką, jeigu manoma, ar ne? Yra kai kuriem tiek, kas jau negali, bet to tai labai sunku. Tai būna gera proga mest. Tai žodžiu, kad rezultatai džiugintų, reikia nesideginti saulėje kurį laiką po operacijos, taisyklingai miegoti teisingoje padėtyje ir atsisakyti žalingų įpročių. Na taip. Šiaip, sakau, šitą operaciją tokia nereikalauja kažkokio nei didelio pasiruošimo, nei ką, o kad po operacijos saugoti saulės kurį laiką, tai čia visom galioja irgi. Nes randai ar tie adatų netgi durimai, tai jie pirmus pusę metų, tol kol tas randelis ar įdurimas, jisai turi bent kažkokio tai rausvumo ar paraudimas, jie gali gerti ultravioletą ir jisai gali pigmentuotis. Tai čia visom galioja. Turbūt svarbus dar ir kitas momentas, kada gali pacientai grįžti į darbą. Aš suprantu, kad yra darbo dalies iš namų, yra ofisai, biure, kada jau nesukelsi kreivų žvilgsnių praeidamas. Čia labai skirtingai, labai nuo žmonių priklauso, dėl to, kad turėjau pacientą praeitą savaitę, jinai kaip tik šiai operacijai, jinai pati dirba, man atrodo, manikiūrininkė. Ir aš taip sakau, vis tiek, turbūt jūs kontaktinis darbas, tai turbūt paplanuokit bent jau kokias porą savaičių jau. Tai jis sako, tai aš nedarbinga būsiu, negalėsiu dirbti, sakau, nesakau, jūs galit, kad vos ne ir sekančią dieną įdirbė, to, kad fiziškai tai jūs gerai jaustės. Sakau, bet visi labai žiūrės, vis tiek kakta užklijuota bus, vokai užklijuoti. Tai jis sako, tai ir gerai, sako, man tai net įdomu, sako, galėsim pakalbėti apie tai. Kaip gerai, pozityvus pacientai. Ja, tai jei tas, tarkim, visai nekelia bėdų, o vėl dalis pacientų dirba nuotolio. Tai aš irgi sakau, jūs galbūt teoriškai galėtumėt vos ne ir sekančią dieną tą daryti, bet sakau, duokit tada 3 dienas bent jau taip atsigauti ramiai, tai jeigu nuotoliu ir galit tą daryti, tai gali dirbti.